Mėly ir mylimi, sveikiname Jūs. Tai yra pirmoji meditacija iš gydomųjų praktikų ciklo, kurį pateikė arkangelas Rafaelis kartu su dvasiniu pasauliu ir kanalu Istina Jedina. Šis ciklas skirtas susiliejimui su aukštesniuoju aš ir savo energinių centrų aktyvavimui. Ši meditacija, kaip ir visos kitos, vyksta dvasinių energijų sraute, gali būti kartojama daug kartų. Šiuolaikinėje kasdienybėje, kai gyvenimo iššūkiai ir naujienos dažnai įneša negatyvumo, žmogaus dvasia neretai pasineria į apatiją, praranda džiaugsmą ir suvokimą, jog jis yra Dievo kūrinys. Šios programos tikslas ne tik suteikti žmogui galimybę pasinerti į gydančias energijas ir patirti vidinį gijimą, bet taip pat sustiprinti energinę struktūrą ir pajusti dangiškojo tėvo meilę ir sustiprinti ryšį su dvasiniu pasauliu. Kiekvienas iš mūsų yra unikali asmenybė, turinti savitą charakterį, dvasios raišką, gyvenimo tikslus ir energinę struktūrą. Vieno žmogaus čakros gali būti aktyvesnės nei kito. Vieni palaiko artimesnį ryšį su dvasiniu pasauliu, kiti dar tik žengia pirmosius žingsnius. Vieni jų bendrauja su subtiliais pasauliais, kiti daugiau sutelkia dėmesį į materialųjį pasaulį. Šis meditacijų ciklas yra unikalus, nes meditacijos metu su kiekvienu žmogumi yra dirbama individualiai ir energijos yra nukreipiamos asmeniškai. Meditacijos metu dvasia yra suaktyvinama, atsiveria tie energetiniai blokai ir struktūros, kurios yra mažiau aktyvios ar mažiau funkcionuojančios. Todėl šis meditacijų ciklas yra skirtas kiekvienai energetiniai struktūrai arba čakrai atskirai. Vienok šio ciklo meditacijos padės aktyvuoti visas čakras. Energetinis rautas pereis per medituotoją, įžemins ir suaktyvins visą čakrų sistemą bei energetinę struktūrą. Karūnos čakra yra ryšio su dvasiniu pasauliu kanalo vartai. Nuo karūnos čakros prasideda žmogaus ryšys su dvasiniu pasauliu ir viso energinio centro aktyvumas. Todėl pirmoji šio ciklo meditacija tai viršugalvio arba karūnos čakros aktyvacija, kuri sujungia mūsų dangiškuoju tėvu, aktyvuoja ryšį su dvasiniu pasauliu ir su mūsų aukštesniuoju aš. Per gerai funkcionuojančią viršugalvio čakrą tu galėsi priimti savo aukštesniojo aš energiją ir palaikyti su juo nuolatinį ryšį. Nors ji nėra vienintelė atsakinga už šį ryšį, tačiau jos aktyvumas padeda suvokti energijas iš dvasinio pasaulio. Tavo aukštesnysis aš yra dvasinėme pasaulyje ir visas energijas gauni būtent iš ten. Šios dienos meditacija padės atverti ir suaktyvinti tavo karūnos čakrą. Įsitaisyk patogiai ir atsipalaiduok. Užsimerk. Lėtai ir giliai įkvėpk. Ir iškvėpk visus šios dienos rūpesčius, visą nerimą, leisk jiems ištirpti erdvėje. Pasinerk į save, į savo dvasinę širdį, į savo vidinį aš. Kvėpuok ramiai ir tolygiai. Įkvėpk lėtai per nosį, pajausdama, kaip oras pripildo tavo kūną. Iškvėpk lėtai per burną, paleisdama įtampą. Iškvėpus trumpam sulaikyk kvėpavimą, skaičiuodama iki 3. Vėl įkvėpk. Įsivaizduok, kad įkvėpi per savo trečiąją akį, energijos centrą tarp akių, o iškvėpi pro širdies centrą arba saulės rezginio čakrą. Sulaikyk kvėpavimą dar 3 sekundės ir pajusk šilumą. Toliau giliai įkvėpk per širdies centrą ir iškvėpk per saulės rezginio čakrą, stabtelėdama 3 akimirkas. Pajusk, kaip ši kvėpavimo praktika tave užpildo ramybę ir susitelkimu. Įsižemink. Įsivaizduok, kaip 2 ryškūs žali spinduliai teka per tavo pėdą žemyn į pačią žemės širdį. Leisk jiems įsitvirtinti ten. Pajusk
stiprų ryšį su motina žeme. Tada švelniai grįžk į savo širdies centrą, savo dvasinio pasaulio šerdį. Matyk arba įsivaizduok, kaip ryški šviesa užpildo šią erdvę, plečiasi ir pažadina tavo vidinį aš. Pajusk švytinti šviesos tašką savo širdies centre. Stebėk, kaip jis ima suktis, tapdamas vis ryškesniu rutuliu. Su kiekvienu įkvėpimu šis švytintis taškas auga, pildosi ir pasklinda po visą tavo kūną. Pajusk savo kūno ribas, leisk šviesai jas užpildyti. Pajusk savo šviesos energiją savyje. Švelniai nukreipk dėmesį į savo galvą. Įsivaizduok, kaip tavo žvilgsnis iš vidaus nukreiptas į viršugalvį. Kreipkis į savo aukštesnį aš, pakviesk savo mokytojus, paprašyk jų buvimo šioje meditacijoje. Įsivaizduok, kaip atveri šviesos portalą į dvasinį pasaulį. Prašyk kūrėjo suteikti tau reikiamą resursą dvasiniam kanalui atverti. Tam, kuris jungia tave su tavo įsikūnijusiuoju, tavo fiziniu aš ir tavo aukštesniuoju aš. Pajusk, kaip tave švelniai traukia aukštyn, tarsi vakuumas, į dvasinį centrą virš tavo galvos, į karūnos čakrą. Pajusk, kaip per ją teka energijos, jungiančios tave su dvasiniu pasauliu ir tavo kūrėju. Leisk sau pajusti šviesos srovę, keliančią tave aukštyn šviesos kanalu. Kildama susiliek su savo aukštesniuoju aš. Priimk dangiškojo tėvo siunčiamą šviesos ir meilės resursą, atverianti ir aktyvuojanti tavo karūnos čakrą. Įsivaizduok, kaip iš viršaus kanalų leidžiasi švytinti spiralinė energija, sukurta iš dvigubai susuktos spiralės. Tai gydomoji arkangelo Rafaelio violetinės spalvos energija. Arkangelas Rafaelis suka šią erdvę virš tavęs, tarsi kokį sūkurį, kupina šviesos ir jėgos. Nukreipk šią energiją žemyn į savo viršugalvį, į savo fizinį kūną, pajusk ryškų blyksnį, kaip ši gydanti šviesa įeina į tavo kūną per tavo dvasinį kanalą, per tavo viršugalvį, tavo karūnos čakrą ir suteikia tau būtinų išteklių. Įsižemink, nukreipk du ryškius žalius spindulius per savo pėdas, leisk jiems pasiekti motinos žemės brandolį. Pajusk, kaip šie spinduliai tvirtai įsitvirtina žemės širdyje. Paprašyk žemės priimti šią energiją kaip šviesos ir meilės patirtį. Ir pajusk, kaip šviesa grįžta iš žemės į tave ir susilieja su tavo dvasinė širdimi. Leisk šiai energijai susijungti su kūrėjo šviesa ir užpildyti tave iš vidaus. Stiprinti tavo dvasinį centrą, tavo vidinį aš. Giliai iškvėpk šią energiją ir pripildyk save jos gale. Pajusk save iš vidaus, tokią, kokia esi iš tikrųjų. Nukreipk šią energiją aukštyn į savo viršugalvį ir galingų šviesos rautų leisk jai pasiekti tavo karūnos čakrą esančią virš tavo galvos. Įsivaizduok, kaip aplink tave susirenka arkangelai, subtiliųjų žemės civilizacijų atstovai, visi vadovaujami arkangelo Rafaelio. Ir jie nukreipia gydančią energiją į tavo karūnos čakrą. Pajusk, kaip ši čakra sukasi, sulig kiekvienu srautu ir harmoningai pulsuoja. Pajusk, kaip gydomoji energija harmoningai pasiskirsto visoje tavo vidinėje struktūroje. Violetinė, balta
ir auksinė energijos susilieja ir sustiprėja, pripildo erdvę virš tavęs ir plečiasi į kosmoso tolius. Stebėk save atsivėrusią, esančią amžinajame šviesos ir energijos sraute, kuris jungia tave su žemės centru, su dangiškuoju tėvu ir tavo aukštesniuoju aš. Tavo karūnos čakra ir toliau pildosi iš vidaus, dar labiau plečiasi. Tavo energijos kanalai jau visiškai atviri. Įsivaizduok savo gimtąją dvasios matricą, tobulą energijos struktūrą, kurią nuo pat gimimo nešiojasi kiekviena dvasia. Paprašyk arkangelų ir brolių ir seserų iš subtiliųjų pasaulių, kad jie šią struktūrą sudėliotų idealiausiu būdu, visiškai atitinkančiu šios matricos esmę. Tavo matricos esmę. Paprašyk, kad ši sistema būtų aktyvuota. Pajusk galingą jėgą, stiprų energijos srautą, keliantį tave aukštyn, į kosmoso tolius, į dvasinį pasaulį. Pajusk, kaip glaudžiai esi susijusi su žeme ir kaip jūsų energijos harmoningai susijungia. Tavo būties būsena – tai vienovė su žeme, su kosmosu ir su dvasiniu pasauliu. Čakros atvėrimas ir aktyvavimas įvyko pačiu tau palankiausiu, harmoningiausiu, efektyviausiu ir idealiausiu būdu. Tavo karūnos čakra yra atvirta ir aktyvi. Priimk šias energijas, jos atiteka su dieviškos šviesos srautu. Leisk joms apvalyti, užpildyti ir atnaujinti visą tavo energinę sistemą. Pajusk, kaip galinga energija spirale teka per tavo karūnos čakrą, pripildydama visą tavo fizinį kūną ir jo organus, visas fizinės ir subtilias tavo kūno sistemas, visas čakras ir laukus tavo viduje bei aplink tave. Šis šviesos srautas išeina per tavo pėdas, susijungia su žemės branduoliu ir grįžta dar stipresnis. Leisk jam pereiti per tavo pėdas žemyn ir aukštyn ir vėl per karūnos čakrą ir įsilieti į tavo subtiliuosius kūnus ir stiprinti tavo energinę sistemą. Dabar sąmoningai ir lėtai ir švelniai sugrąžink plačiau atsivėrusią ir pripildytą šviesos karūnos čakrą į įprastą būseną. Įsivaizduok, kaip virš tavo galvos išsiskleidžia nuostabaus grožio violetinis gėlės žiedas. Ir jis sukasi nenutrūkstamame šviesos sraute, sklindančiame iš dvasinio pasaulio, nešdamas aukštesniojo aš energiją tiesiai į tavo vidinį aš, į tavo dvasinę širdį, esančią tavo fizinėme kūne. Sutelk visus virpesius ir šviesos spindulius, kurie teka iš žemės branduolio ir nukreipk juos į savo dvasinį centrą, į širdies čakrą. Pajusk, kaip jie susitelkia tavo kūne, įsišaknydami tavo viduje, šią akimirką, čia ir dabar. Švelniai grąžink savo sąmonę į dvasinį kanalą, kuris jungiasi su tavimi per karūnos čakrą. Užverk šviesos portalą į dvasinį pasaulį, bet išlaikyk sukurtą ryšio kanalą su savo dvasiniu pasauliu ir savuoju aukštesniuoju aš. Su gilia dėkingumo banga visiems, kurie dalyvavo šiame procese, su meile ir šiluma grįžk į savo pasaulį. Ir lėtai ir ramiai atmerk savo fizinės akis. Sveikinu tave su karūnos čakros aktyvacija ir ryšio su aukštesniuoju aš atkūrimu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kas dalyvavo šiame procese,
arkangelui Rafaeliui, Žemei ir subtiliojo materialaus pasaulio civilizacijoms. Meditacijos poveikį gali justi dar kelias dienas po meditacijos, priklausomai nuo tavo dvasios ir jos energinės struktūros aktyvumo. Tai susijęs su vidiniais fiziniais pojūčiais, nes dvasinio pasaulio ir subtiliojo materialaus pasaulio energijos kartu tęs savo darbą ir pasibaigus šiai meditacijai. 7-osios čakros atvėrimas primena gėlės skleidimąsi. Iš pradžio energija teka pamažėlė, bet palaipsniui srautas tampa vis stipresnis, o energijos gali įgauti ir spalvas, nuo baltos iki rožinės. Jos gali judėti ratu, apimdamos visą žmogaus energinę struktūrą. Pojūčiai gali būti labai įvairūs. Fiziškai karūnos čakros srityje, emociškai kaip vidiniai išgyvenimai ar net vizijos. Viskas priklauso nuo žmogaus jautrumo ir dvasinio atvirumo. Kiekvienam šios patirtys bus unikalios. Nors šis procesas vadinamas karūnos čakros atvėrimu, energijos iš tikrųjų pradeda judėti ir suktis aplink visą žmogaus energinę struktūrą. Visi pajunta jos poveikį. Tie, kurie jau dvasiškai aktyvūs ir pasiruošę, gali tai net pamatyti. O tie, kurie tik pradeda savo dvasinį kelią į ryšį su aukštesniuoju aš, tikrai pajus švelnų energijos srautą. Kviečiu pasidalyti savo patirtimi komentaruose po vaizdo įrašo, kaip jautėsi, ką patyrei. Tavo įžvalgos ir patyrimai gali būti įkvėpimas ir pagalba kitiems. Esu dėkinga už tavo buvimą ir laiką skirtą šiai kelioniai. Ši meditacija yra nemokama, tačiau tu gali atsidėkoti parašydama atsiliepimą arba pažymėdama patinka. Prenumeruok šį kanalą ir kurkime ryšį kartu. Tavo Meditėja.